Geriausia muzika filme tokia, kurios negirdi ir tik po kiek laiko supranti, kad tavo širdies dūžiai persiduoda būtent tos muzikos, to garso dėka. Ir niekada neatskiriu muzikos nuo filmo iš tikrųjų garso. Labai svarbu, tas duetas, garso režisierius, kompozitorius, tai susilieja į vieną. Kino muzika man ypatinga tuo, kad jinai visada yra tam tikro atmosferos, tam tikrų garsų fonė. Jeigu jų nelieka, tai belieka vaizdo klipas. María, mi amor, María, mi amor, bella, bellissima, María, María. Bitch! What? Jeigu kalbėti apie kiną, tai iš tikrųjų asociacija pirmoji yra Šerbūro skečai. Nuostabus filmas, kažkada buvau pati Šerbūrė, kai studijavau Paryžiui. Nuėjau, vaikščiau tais pačiais takais ir pagalvojau, kad ta melodija yra įkūnijusi šitą miestelį, dvasiai įdėjusi jam. Kaip bebūtų. Ir taip yra su kino muzika, tai yra filmo dvasia. Šių metų Vasaros medijos studijos melodija nebūtų klasikinė melodija. Tai daugiau yra džiazas ar eksperimentinė muzika. Taip kaip mes turėjom labai daug gražių muzikantų, jaunų studentų, tiek iš LMTA, tiek iš išorės, tiek ispanų, tiek portugalų. Įstrigo Jurgos Šeduikytės koncertas ir eksperimentinė, keista, aštri Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo trupės, studentų džiazo trupės muzika. Jinai pakankamai aštri, eksperimentinė ir galvoju, tas turėtų atitikti ir šiai Vasaros medijos studijai, nes žmonės ieško, kiek žinau, labai drąsiai kapoja, montuoja savo filmus, trumpina juos drastiškai ir reiškia yra reiklų sau, tai ir gerai. Tai tokia ir muzika, šiek tiek kapota. Taip simboliška, kad prieš 9 metus, kuomet Juodkrantyje vyko taip pat stovykla skirta kino muzikai ir garsui, man joje teko dalyvauti kaip svečiui, nes tokiais dalykais domėjausi jau seniai, bet tiesiog labai vėlai sužinojau apie tokį dalyką ir man pavyko patekti čia kaip svečiui. Ir iš tikrųjų tai buvo
ta vieta ir tas laikas, kuomet Juodkrantėje prasidėjo mano kaip apsisprendimas, kad aš noriu kurti muziką filmams ir dirbti šioje srityje. Ir čia aš sutikau profesorių Steveną Deutschą prieš 9 metus. Su juo mes susipažinom ir tai prasidėjo mano kelias į šią profesiją. Aš išvažiavau mokintis į Didžiąją Britaniją, pradžioj magistro studijas, o šiuo metu baiginėju disertacijos darbą kino, muzikos ir garso srityje, kurio vadovas taip pat yra Stevenas Deutschas. Tai po 9 metų mes čia vėl susitinkame ir tik šį sykį džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti savo patirtimi ir dirbti kartu su studentais jiems, na, tiesiog pasidalindamas tai, ką galiu duoti jiems geriausiai ir mokymo srityje. Va, tai. Labą dieną. Smagu Jūs matyti. Kaip laikotės? Dėkui, po truputėlį. Atsiprašau, šitą turi pakelt. Taip. Tai atsiųsk normalią versiją ir pakelt. Parodyk, kas kitau. Kiaura. 3 kartą per šį mėnesį. Tu pašėlęs dviratininkas. Kaip Davidas Linčas yra pasakęs, kad garsas kine kartais sudaro 50%, kartais ir daugiau viso efekto, visos istorijos, ką mes norime pasakoti. Tai yra labai svarbi sritis ir džiaugiuosi, kad šiemet buvo galimybė tai sritį skirti dėmesį, kad ne tik tai garso režisieriai ir kompozitoriai galėtų tobulėti, bet taip pat ir režisieriai, ir scenarijų autoriai, ir operatoriai, kad jie pamatytų iš tikrųjų, kokį vaidmenį atlieka garsas kine. Iš ties, keliaujant ir lankantis ir masterklasuose, ir stovyklose įvairiausiose, ir seminaruose, tendencijos išlieka labai panašios visame pasaulyje. Kur link vystosi kinas, kaip kino muzika vystosi, kokios yra mados, tam tikros tendencijos. Ir Lietuvoje negaliu išskirti, kad būtų kažkaip labai viskas kitaip. Be jokios abejonės baltiškoj kultūrai yra tam tikrų unikalių dalykų, bet, žinot, tiesiog jų atradimas yra turbūt kiekvieno žmogaus atradimas, nes jeigu mes pradėtume nagrinėti kitų kultūrų muzikas, mes ten taip pat atrastume daug įdomių dalykų. Tiesiog yra labai daug muzikos pasaulyje. Ir išskirti kokią nors vieną iš jų, kad jinai yra kiek tai ypatingesnė, negu kita, galbūt yra per daug sudėtinga. Klausimas ar reikia, nes vieną dieną mes galbūt ieškome vienos muzikos, kitą dieną kitos ir galbūt ir tie atradimai būna, todėl kiekvieną dieną vis kitokie. So my name is Andrej Farba. I'm from Slovakia, which is a little bit bigger country than is Lithuania, but just a little bit. And I'm 24 years old. I'm a film student. I'm doing masters in film editing. And I was first time in Lithuania last year on SMS, which was supposed to be focused on editing. It was my first international experience of making movies. It was really great, and I think it was even better and more useful than spending 3 years on a film school. So, and this year I've decided to apply it again because it was one of the best experiences in my life, and also for not just for my personal part of life, but also just for the professional part of life. And why music? Music is also like my second hobby, because I'm playing flamenco guitar for 12 years. How could you do this to me? I trusted you! Everything you care about is the stupid clock! What about my clock? What about my feelings? You selfish, egoistical kurwa! Don't bother yourself to come back!
And this year I'm supposed to be a director on SMS. Team number 5, we're making a movie about the guy who is obsessed with repairing the clocks. We were shooting on a museum of clocks in Klaipėda, and it's a short comedy story about the young couple, and the guy is obsessed with his own world in his own mind, and his girlfriend, which is his fiancée, by the way, just cannot stand it. So it's not working, and that's the story. I won't spoil the ending. Like Summer Media Studio 2012 in musical way is probably the best expression is making progress. I don't know how to say it or how to sing it or how to play it on guitar, maybe I can try, but making progress is the most important thing of this kind of workshops, like not just Summer Media, because we have such a small amount of time to make movies, and movie making is a pretty difficult job, as you know, and so the results, like the movies, are not so important if they are good or not. The important is the process, what we are standing for, and we have to deal with it. And I think that it's even better to make mistakes and making bad movies, because that's the way we are learning and we are progressing.